Labą dieną. Savivaldybės tarybos narys Bacevičius. Šiandien kovo 8 ir aš turiu didelį džiaugsmą pasveikinti su šia diena, su šventės, kovo 8 visas mūsų moteris. Visos tarptautinė šventė, visas moteris mūsų, Lietuvos moteris ir ne tik. Būkite pasveikintos, nuoširdžiausi palinkėjimai, sveikatos, džiaugsmo, šypsenų, pinigų, grožio ir visko, ko tik dar galim palinkėti. Visi žino, kad aš moteris labai myliu, moteris mane mažiau, bet tai yra didžiulė garbė jūs pasveikinti iš visos širdies, gerbiamas moteris. Būkit linksmos, būkit švelnios, neužmirškite, būkit moteriškos ir su švente. Labai nuoširdžiai sveikinu, nes mūsų moteris yra iš tikrųjų pačios gražiausios, bet be abejonių ir protingiausias turbūt. Nes atkreipti dėmesį, mūsų moteris yra ir vadovės yra moteris, ir direktorės, pavyzdžiui, ir prezidentė buvo moteris, ir bus dar, ir ten Seimo pirmininkė, ir ministrė pirmininkė ne kartą, ir partijų pirmininkai moteris, tai jo vadovai, tai yra geriausiai, tai renkami žmonės, tai reiškia, žmonės pripažįsta, kad mūsų moteris yra šaunės, laisvos, įsilavinusios moteris yra. Ir atkreipti dėmesį, moteris yra rečiau įsivelia į skandalus moteris. Visi skandalai vyrai, korupcija, kyšiai, vyrai, visur vyrai. Moteris galbūt labai mažą procentų, gal moteris yra atsakingos. Jos nesisės į kalėjimą dėl smulkmenų, jos neis į skandalą dėl kažkokių ten smulkmenų, dėl pinigų. Moteris yra atsakingos, dėl to jos vadovauja mums ir mes vyrai, mums yra labai daugelis vyrų ir riboti. Nesugeba tai padaryti, rinkoje neįsilaiko ir pas mus savivaldybėje moteris yra skyrių, savivaldybėje iš viso dominuoja moteris, skyrių vedėjus absoliuti dauguma yra moterų ir direktorės visokių mūsų padalinių yra moteris. Ir joms sekas neblogai, geriau negu būtų, kad vyrai ir gerai, kad taip yra. O vyrams turėčiau tik tai palinkėti kažkur tai atsirasti vyrams, nes vyrų nėra, nematyti, kur tie vyrai yra. Dalis vyrų statyboj dirba, gal ne moteriškas darbas, gal dar kur kiti vyrai. Kiti sėdi namuose ir kepa blynus matyti. O moteris vadovaujančius postus, valdo valstybę, valdo rajoną. Realiai ir pas mūsų pirmųjų asmenų komandų yra vienas moteris. Tai rodo, kad moteris jūs nebereikalo, aš sveikinu, liaupsinu ir iš manęs nelabai konkurentų, gali išgirsti ten kas nors, kokį nors gerą žodį, bet jums moteris skiriu visus geriausius žodžius ir būkite pasveikintas su švente.